Kas yra putplastis ir kodėl jis naudojamas inžinerijoje? Kalbant daugiau apie inžineriją, ar kada nors susimąstei, kiek kartų putplastis pasitaiko tavo kasdieniame gyvenime? Nesvarbu, ar tai būtų naujo buitinio prietaiso pakuotė, termodėžė, kurią veži į paplūdimį, ar net kaip dalis statinio konstrukcijos, apie kurią nė nepagalvotum. Ši balta, lengva ir atrodytų tokia paprasta medžiaga iš tikrųjų yra tylus milžinas šiuolaikiniai inžinerijoje. Šiandien atskleisime putplasčio paslaptis. Kas jis iš tikrųjų yra ir dar svarbiau, kodėl jis tapo tokiu nepakeičiamu medžiaga daugelyje inžinerijos sričių. Daugelis iš mūsų pažįsta putplastį tik iš jo išvaizdos. Tai baltos, suspaustos granulės, lengvai lūžtančios ir visur paliekančios nešvarumus. Tačiau tiesa ta, kad putplastis yra kur kas daugiau nei tik ta šaltų užkandžių padėklas iš prekybos centro. Tai medžiaga turinti neįtikėtinų savybių, sukurtų dėl pažangios medžiagų inžinerijos. Todėl ji ir yra tokia universali. Dauguma žmonių mano, kad tai trapi ir vienkartinė medžiaga. Tačiau inžinieriai sugebėjo įžvelgti tikrąjį jos potencialą. Bet kasgi iš tikrųjų yra putplastis? Ir ar tai tikrai teisingas techninis pavadinimas? Na, iš tikrųjų, izopor yra registruotas vienos rūšies putų plastiko prekės ženklas Brazilijoje. Techninis pavadinimas, kurį rasite daugumoje inžinerinių projektų, yra EPS. Tai reiškia išplėstas polistirenas. Įsivaizduokite, kad EPS yra tarsi pripūstas plastikas. Jį sudaro apie 98% oro ir tik 2% polistireno, kuris yra naftos produktas. Būtent šis neįprastas derinys suteikia jam unikalių savybių. Norėdami suprasti, kaip kažkas sudaryto beveik vien iš oro gali būti toks naudingas, turime suprasti, kaip jis gaminamas. EPS gamybos procesas yra įdomus ir palyginti paprastas, o tai padeda suprasti jo savybės. Viskas prasideda nuo mažų polistireno granulių, kurios primena cukraus grūdelius. Šios granulės turi plėtimosi agentą, dažniausiai pentaną. Kaitinamos vandens garais, šios granulės išsiplečia ir gali padidėti net iki 50 kartų nuo savo pradinio tūrio. Šio proceso metu pentanas išgaruoja ir yra pakeičiamas oru, kuris įstringa milijonuose uždarų ląstelių kiekvienoje granulėje. Šios išsiplėtusios granulės vėl kaitinamos garais ir formuojamos į milžiniškus blokus arba specifines formas. Todėl polistirenas yra toks lengvas, nes jis iš esmės yra oras uždarytas plastikiniai struktūroje. Ši struktūra mums suteikia įvairių privalumų. Visų pirma, ypatingas lengvumas palengvina transportavimą ir montavimą, sumažina darbo jėgos ir logistikos išlaidas. Bet jei jis beveik visas sudarytas iš oro, jis turėtų būti trapus, tiesa? Ne visai. Nepaisant lengvumo, uždara EPS ląstelinė struktūra suteikia jam stebėtiną atsparumą gniuždymui. Pagalvokite apie mažas burbuliukus. Jie veikia kaip mažyčiai amortizatoriai, efektyviai paskirstydami apkrovą. Tai ir leidžia jį naudoti konstrukcinėse srityse, jis atlaiko svorį pernelyg nesideformuodamas. Kita svarbi savybė – puiki šilumos izoliacija. Oras, kai yra įkalintas ir negali cirkuliuoti, yra labai prastas šilumos laidininkas. Todėl EPS tampa veiksminga kliūtimi temperatūros perdavimui, išlaikydamas šilumą ir šaltį. Arba pastatų atveju neleidžia išoriniam karščiui patekti į vidų arba vidiniai šilumai išeiti. Ta pati ląstelinė struktūra taip pat prisideda prie gero garso izoliavimo tam tikrose dažnių juostose, padėdama sugerti garsą ir sumažinti aido efektą. Nors tai nėra pagrindinė jo paskirtis, dabar pereikime prie esmės. Kodėl putų polistirolas arba EPS yra taip plačiai naudojamas inžinerijoje. Statybos sektoriuje jo panaudojimo būdai yra įvairūs ir sumanūs. Jis naudojamas perdangos, ypač briaunose, kur EPS plokštės naudojamos kaip užpildas tarp betoninių briaunų. Tai žymiai sumažina pačios perdangos svorį, o tai reiškia mažiau betono, mažiau plieno ir atitinkamai lengvesnį bei ekonomiškesnį pastato pamatą. Be to, jis prisideda prie pastato šiluminės ir garso izoliacijos, pagerina patalpų komfortą
ir sumažina energijos suvartojimą. Naudojant stogų klimatizavimui, EPS naudojamas kaip sumuštinių tipo stogo dangoje arba kaip izoliacinis sluoksnis, apsaugantis konstrukciją nuo temperatūros svyravimų ir prailginantis jos tarnavimo laiką. Ar žinojote, kad jis gali būti netgi sienos dalimi? Yra monolitinių sienų sistemos, kuriuose EPS plokštės padengiamos tinku, sukuriant lengvas konstrukcijas. EPS panaudojimas inžinerijoje neapsiriboja tik vertikaliomis konstrukcijomis, geotechnika ir infrastruktūros darbais. Jis atlieka stebinantį vaidmenį. EPS naudojamas kaip lengvas užpildas situacijose, kai pagrindo gruntas yra labai minkštas ir negalėtų atlaikyti įprasto žemės užpildo svorio. Milžiniški EPS blokai yra sukraunami, kad būtų sukurti užpildai keliams, geležinkeliams ir viadukams, taip sumažinant apkrovą gruntui ir išvengiant pernelyg didelių nusėdimų. Jis ypač naudingas molinguose ir drėgnuose gruntuose, kur laikomoji galia yra maža. Įsivaizduokite, kad toną žemės pakeičiate medžiagą, kuri beveik visa sudaryta iš oro. Ši taikymo sritis parodo EPS tvirtumą ir universalumą sudėtinguose inžineriniuose iššūkiuose, kur lengvumas tampa kritiniu stabilumo veiksniu. Už statybų ribų EPS išlieka labai svarbus. Jo smūgių sugėrimo savybės daro jį idealia medžiaga pakuotėms, elektronikos, stiklo ir trapių gaminių apsaugai. Viduje esantis oras veikia kaip spyruoklių sistema, išsklaido smūgio energiją ir apsaugo turinį. Jis taip pat naudojamas termoizoliacinėse dėžėse, maistui ir vaistams, išlaikant produktą šiltą arba šaltą. Tačiau nepaisant visų šių privalumų, EPS taip pat susiduria su iššūkiais, ypač susijusiais su jo poveikiu aplinkai, nes jis yra naftos produktas ir nėra biologiškai skaidomas. Netinkamas jo šalinimas yra rimta problema. Tačiau daugelis klausia, o ar perdirbimas nebūtų sprendimas? Taip, perdirbimas yra labai svarbi sprendimo dalis. Ir technologijos tam tobulėja, EPS paverčiamas kitais plastikiniais gaminiais. Arba netgi vėl žaliava. Tačiau sąmoningas naudojimas ir tvarių alternatyvų paieška yra nuolatinė diskusija inžinerijoje. Jei žiūrėjote iki čia ir jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti. Jei dar neužsiprenumeravote, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų vartelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskaitykite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad gautumėte prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą jūsų karjeroje. Ar kada nors pagalvojate apie visas šias polistirolo panaudojimo galimybės? Gal žinote dar kokį nors netikėtą būdą, kaip jis naudojamas inžinerijoje? Palikite komentarą, nes noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite mus paremti, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite vartelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai siunčiu didelį apkabinimą ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.